Treneri, prieš šias rungtynės buvo tokių gal baimių, nuogąstavimų, visgi buvo keletą pralaimėjimų serija, bet šiandien sužaidė tiesiog turbūt kaip iš vadovėlio, ar ne? Išskyrus gal antrą kėlinį. Treneris niekada nebus patenkintas varžybomis, bet aišku, žaidimas buvo skirtingas. Galiu pasakyti, gal nauji metai, naujas žaidimas. Su Žalgiriu vieną kėlinuką sužaidėm. Čia sužaidėm 3 kėlinukus, norėčiau, kad taip žaisime daugiau. Treneri, antroji pusė tolimi metimai turbūt labai padėjo, net per pirmas kėlinius įmetėt 1, antroji pusė 6. Leido jie šiek tiek lengviau kvėpuoti puolime. Nu, ponas, jūsgi suprantat, kad 3 taškai yra daugiau negu 2. Kova dėl atšokusių kamuolių. Varžovai buvo vieni geriausių kovotojų dėl atšokusių kamuolių, bet šiandien lentą laimėjo daugiau nei 2. Kur to priežastis? Kovingumas ar protingas atsitvėrimas varžovų? Galiu, nelendant į smulkmenas, galiu pasakyti trumpai, geras darbas, gera tokia mobilizacija, koncentracija, ką kalbėjom apie psichologinis tas pasiruošimas. Bet pralaimėjimas mums praktiškai užtrenkė duris. Tokios varžybos yra kaip play-offai, nes reikia sužaisti, trūks plyš ar mirsi, gyvensi, panašiai. Tai aš labai džiaugiuosi, kiek žaidžiam mes varžybų, nežiūrint į visokias problemas, dar kažką. Aš pats stebiuosi, kad mes nepralošinėjom, net gal ir pirmaujam dar LKL pagal atkovotus kamuolius, neturėdami kažkokių tai super aukštų ūgių. Čia yra kovingumo, atsidavimo, koncentracijos, mobilizacijos tokia pasiekmė ir aš tik tai džiaugiuosi, kad mes, nežiūrėdami varžovų ūgių svorius, sugebam kautis, tai garbė jiem. Laurynas vienas šiandien sužaidė, taip kaip iš čia ir tikėtis, ar ne? Tai jau dėl ko perkam naują žaidėją, kad tikimės kažko tai gero.